Sveiki sugrįžę į dar vieną epizodą, kur atsakinėju jūsų klausimą. Nepamirškit, tikrai įžvalgos, ne rekomendacijos, nežinau jūsų pilnos situacijos, tai pasidalinu tuom, ką daryčiau pagal tą informaciją, kurią pateikėt, bet tuo pačiu akcentas, tikslas pagelbėti jums, kad galėtumėte efektyviau pasižvalgyti į savo strategiją, į savo savarankiškus investavimo žingsnius. Nu ir jeigu dar neinvestuojat, tai kaip visą laiką nuorodos apačioje atves į pasirinkimus, per kuriuos investuoju pats ir kur dalinuosi savo investavimo kelionę su dabar jau 184-5 tūkstančių portfelių. Labas, myli, dėkui už turinį. Jeigu atsidarau banke atskirą sąskaitą, kuri būtų skirta tik investicijom ir deklaruoti ją kaip investicinę, ar galima prie jos priskirti mano jau atliktus pavedimus 25 skirtingom P2P platformom ir brokeriui Freedom, nes visi įnašai buvo pernai daryti iš einamosios sąskaitos, kurios dėja negalima deklaruoti kaip investicinės. Tai investicinę deklaruokite tą, kurią turit pas P2P platformas arba pastapyti tą patį Freedom 24. Kaip pavyzdys, jeigu aš turiu Freedom 24, tai mano, jeigu aš deklaruočiau būtent šitą sąskaitą, tai šitas kodukas būtų būtent šitos sąskaitos deklaravimas ir aš rodyčiau, kiek įnašų į ją padariau. Tas pats su bet kokiam P2P platformam. Ir jeigu aš turiu kažkokią kitą sąskaitą, kurią aš noriu būtent įvardinti kaip investicinę sąskaitą, tai tas kodukas pas jūs aišku ir bus tas, ką jūs galite deklaruoti. Vienas kabliukas, kuris yra truputį nedraugiškas iš VMI, jeigu jūs turit investicinę sąskaitą susideklaravę jau dabar, už, taip sakant, 25 metus, jūs ją galite nueiti ir taisyti, tai reiškia pridėti kažką papildomą. Bet jeigu jūs neturit net įdėtos informacijos, kad jūs turėt kažkokią investicinę sąskaitą, jūs net ir taisyti tos informacijos nebegalit. Tai nebent kažką VMI pakeis iš tos pusės, bet dėja jau, jeigu net neturit kažko sudeklaruoto kaip investicinės sąskaitos, tie pataisimai jau net nebus funkcionalūs, bent jau kaip supratau iš VMI visų instrukcijų. Jeigu jūs kažką jau supildėt ir sako, turiu vieną, bet iš tiesų reikia pataisyti ir ten turiu 2 arba 3 arba 4 investicinės sąskaitas, viskas su tuo normalu ir dar galit sugrįžti. O tiems, kurie dar neturi, tai nepamirškit, kad šių metų investicijas mes galėsim priskirti prie investicinės sąskaitos sekančiais metais, tai reiškia už 26 deklaruojam 27, tai palengvinkit savo situaciją ir turėkit vieną, taip sakant, sąskaitą, iš kurios keliauja visi pinigai investavimą. Kaip pavyzdys, jeigu aš ten X banke uždirbu pinigus, aš atsidarau atskirą sąskaitą, kurią užvardinu tiesiog savo, žinočiau, čia yra investicinė sąskaita, nepriskiriu prie jos ten kažkokių kortelių arba kažkokių, kad išlaidas galėčiau iš jų daryti. Šioje vietoje iš tos sąskaitos tada jau keliauja į mano investicijas pasirinkimai. Labai sąlyginai lengvas pasirinkimas. Nu ir vėl, visa šita informacija svarbi tiems, kurie investuoja. Jeigu dar neinvestuojat, tai tas pats Freedom 24, tos pačios nuorodos aprašyme, tas pats QR kodukas čionais, jeigu žiūrite per didelį ekraną. Atsidarot savo vertybinių popierių sąskaitą, tada prasideda sprendimai, kaip optimizuoti mokesčius. Pirmas žingsnis yra žengti pirmus žingsnius. Pradedam nuo bazės 50-100 eurų į ilgalaikius investicinius pasirinkimus savarankiškai ir pamatysit, kad tai nėra taip sunku. Almantas, portfelio update'as, SXR8, PM3%, XUS 20, MM15, auksas 6, bitcoinas 4, Ethereumas 2, kasmet vienas rebalansavimas, už pirkimą komisinių nėra. Alternatyvus klausimas, kodėl ne 90%, štaip grubiai paėmiau, kodėl ne 90% į tiesiog viso pasaulio fondo ir tuomet šitie 3 aktyvai. Tai vienas būtų pirkimas iš savo pusės ir jūs procentais labai panašioje esat situacijoje kaip ir visas pasaulis. Čia keli procentai didesnė pozicija būtų, kai kur mažesnė, bet iš tiesų tai ar reikia skaidyti tiek daug pasirinkimų. Vėl, dar kitas klausimas yra, kokią sumą investuojat, nes jeigu investuojat po, 10 tūkstančių per mėnesį, tai tie pirkimo mokesčiai šiaip nėra tokie dideli. Jeigu investuojat, pasakykime, nuo 100 iki 500, tai į vieną poziciją pirkt bus patogiau ir galbūt periodinį investavimą nusistačius būtų netgi paprasčiau, nes jūs kaip ir žinot, kokią sumą arba kokį vienetų kiekį norite nusipirkti kiekvieną kartą. Tai jeigu dar neturit periodinį investavimą, nepamirškit, kad nemokami pasirinkimai, jums tiesiog periodiniai mokėjimai, periodinis investavimas ir tenais 2 minučių nustatymas, taip sakant. Padarysiu atskirą epizodą ir apie tai. Emilį, pafantazuokime, tavo turimas PIL fondas užaugo iki $500 tūkstančių, sulaukė pensinio amžiaus ir nusprendė pasirinkti dividendų strategiją. Kokie teoriškai galėtų būti tavieji pasirinkimai? Jeigu čia fantazija, žinokit, hebra, blogai kažką padariau, nes paimkim paprastai. Mano šiuo metu portfelis, tai skaičiuojam 160 tūkstančių, čia dar 24, tai 104 tūkstančiai, 185 tūkstančiai. Tai 185 tūkstančiai, labai grubiai. Jeigu aš nieko nededu, nė cento ir aš aktyviai dar vis darbuojuosi ir investuoju labai greitai. Man šiuo metu 34, tai iki pensinio amžiaus 31 metai, jeigu aš dar periodiškai
paimčiau tą situaciją, kad pensinis amžius stumėsi per metus kas 10 maždaug, labai grubiai, tai aš iš tiesų dar 34 metus turiu investavimo iki pensinio amžiaus, bet grubiai palikim šitą. Ir galbūt jūs sakot 10% nerealu, gerai, paimkim 8%, kas yra labai konservatyvu iš mano pusės, taip sakant, ilguoju laikotarpiu. Aš iš tiesų tikiuosi 10% iš savo portfelio. Tai nieko nedarant, 2,1 milijono. Tai jeigu pas mane portfelyje pensiniam amžiuje 500 tūkstančių, tai aš kažką labai blogai padariau. Reiškia, kažką sudeginau, kažkur prisėmiau per daug rizikos ir vėl, žinot, kad mano ne vienintelės čia investicijos, dalinuosi ir kitais portfeliais, iš tiesų portfelis yra apie dar 30 tūkstančių, viešas portfelis didesnis, tai 200, kažkaip gaunasi 15 tūkstančių, iš tiesų aš turėčiau dasibaigti 5 kartais, su 5 kartais didesnė suma. Per akcentas, aš neplanuoju laukti pensinio amžiaus, aš noriu finansinę laisvę susikurti anksčiau ir todėl aš aktyviai dar vis toliau darbuosios, bet čia yra toks irgi efektas, kad aš esu įdėjęs pakankamai pinigų investicijas, kad galėčiau tiesiog dabar taškyti viską, ką uždirbu ir iki pensinio amžiaus tiesiog laukti, kad kapitalas darbuotis iš savo pusės. Liuks, bet planas nelaukti pensinio amžiaus, planas 42 jau būti finansiškai laisvu, o iki 42 paskutinę gimtadienį, nu tai žiūrėkit, galima pažiūrėti, 34, 8 metai, truputį per mažai. Čia dar yra ką painvestuoti. Tai šitą sumą per, taip sakant, net su 10% grąža, tai yra gerokai per mažai, tai aš noriu dar gerokai daugiau. Jeigu grįžtant per tos idėjas, kad gerai, kur dėčiau, jeigu didelis portfelis ir į dividendinį pasirinkimą, tai pirmas dalykas, ar tikrai reikia dividendų. Nes vienas iš akcentų, man nebūtinai pasyvios pajamos turi atkeliauti pastoviai, nepriklausomai nuo kainos, aš galiu pardavinėti pastoviai. Aš galiu pardavinėti po kažkur 3-4% visos pozicijos ir ta pozicija, taip sakant, jeigu mano portfelis auga toliau po 4, 5, 6, galbūt 8%, tai aš tiesiog turiu nusiminėti mažesnį procentą, negu portfelis auga ir tas stabilumas iš savo pusės išlieka. Taip, rizikos išsvyravimų, bet aš šitoje vietoje galiu suvaldyti, galbūt truputį mažiau nusimti pinigų, galbūt truputį daugiau. Kaip pavyzdys, jeigu aš planuoju, kad mano investicinis portfelis man atneš 4 tūkstančius per mėnesį, jeigu krizė, galbūt aš galiu pragyventi laisvai iš 2 tūkstančių per mėnesį, aš tiesiog noriu turėti tą komfortą. Tai čia šitas balansas egzistuoja. Bet jeigu vis tiek sakot, ne, būtinai man reikia tikrai dividendų, nu tai aš tikiuosi, kad Schwabo 100 SCHD egzistuos kaip alternatyva tada, kai aš išeidinėsiu pensiją, ten man labiau patinkantis pasirinkimas, bet viso pasaulio aukštų dividendų pasirinkimas arba tiesiog daug neieškant pasižiūrėti, kas yra didžiausi žaidėjai būtent dividendų pasirinkimuose ir tada surasti tokį diversifikuotą pasirinkimą, kad tai nepriklausytų nuo vienos geografijos. Nu, kaip pavyzdys, jeigu aš šaučiau į tik tai US, man atrodo truputį per daug rizikos, kai aš jau gyvenu iš tų santaupų. Kol tai yra kapitalo auginimo laikotarpis, all good. Bet šiuo atveju, kai aš žiūriu į ilgalaikę tą perspektyvą, kad man generuotų pajamas, aš tikriausiai keliaučiau per global dividends, tik tai žiūrėčiau, kiek kompanijų, tai reiškia, kaip atsirenkamos kompanijos. Jeigu tai yra tiesiog pagal market capą, nepatinka. Aš norėčiau, kad fondas ieškotų parametrų, kurie yra earnings, future growth projections, bendrai tas margin iš savo pusės, kiek sugeba kompanija išlaikyti pinigus, kiek išmoka dividendais, tai reiškia, kad irgi net 80-90%, kad jiems lieka aukti. Bet paraleliai aš galbūt paskatinčiau pagalvoti, ar tikrai reikia tos strategijos. Galbūt jums nereikia tų dividendų netgi ir tuo momentu. Galbūt jūs tiesiog galit su grinaisiais suvaldyti tą situaciją, plus sudėti iš tos pusės, kad turit grinųjų ten 2-3 metam ir aš turiu grinųjų ar ten money market ETF-ose arba kažkokiuose tokiuose infliaciją padengiančiuose aktyvuose, bet per daug kapitalo prieaugio neturinčiuose. Paraleliai tas alternatyvus variantas tiesiog palikti tą patį SPIL ir leisti jam aukti, o išsiminėti ten 3-4%, galbūt iki 5%. Bet su visais toksais yra ta baimė, kad gali nutikti kažkoks krešas per tos 30 metų ir gali likti be nieko. Tai tiksliai nutiks kažkas su stock marketu. Tiksliai bus krešas ir vėl pandemija buvo toks mažiukas, ten 3 mėnesių, kur ne visi net spėjo sureaguoti. 8 metų krizė buvo tikrai baisi, aš vėl nebuvau antiek jau darbingame laikotarpyje, kad pajusčiau tiesiogiai, bet tai tikrai pasijuto, nes 8, tai čia man buvo 16 metų, tai dar dirbau, taip sakant, pagal nesuprasdamas ekonomikos tiek, gal kiek turėčiau ją suprasti ir šioje vietoje per daug tas nepasijuto. Bet akcentas, kad jūs per 30 metų turėsit krizę, tai
Istorija negarantuoja ateities, bet istorija rodo, kad tų krizių tikrai būna. Ir labiau klausimas, kaip elgsitės per krizę, o ne kaip, taip sakant, kaip likti be nieko. Jeigu jūs per krizę supanikuosit ir viską išparduosit pačiam dugne, nu, tai reiškia, jūs prisėmėt per daug rizikos ir neturėjot tos rizikos tolerancijos, neturėjot strategijos. Geras galbūt variantas ir toks saugiklis būtų dabar susidėlioti labai aiškius žingsnius, ką jūs norite daryti, kai krizė ateis. Nes nelabai yra klausimo, ar bus ar nebus. Tikriausiai tiesiog kada, nieks negali atsakyti, bet kad jį bus, tai tikrai. Ir dabar ar už metų, ar už pusmečio, ar už mėnesio, ar šitam video išėjus, ar už dar 10-mečio, čia neaišku. Bet jeigu jūsų laikotarpis 30 plus metų investavime, istorija rodo, kad tie kriziniai laikotarpiai pasikartoja, tas gobšumas nuvažiuoja į vieną pusę, baimė nuvažiuoja į kitą pusę ir iš tiesų išmokus tą, kad krizė ne vieną kartą pasitaiko, pirmąją pragyvenus, antrąją jūs išnaudosit savo naudai, nes tai yra vienas geriausių laikų, taip sakant, sukurti vertę savo ir prisipirkti verslų, kurie yra labai labai pigus, bet žinoma, tai nėra taip lengva. Mano nuomonė, priverstinis anuitetas ir yra tai, kas nužudė antrą pakopą Lietuvoje. Aš šiaip pritariu, kad tai yra labai toks teroristinis variantas, bet reikėtų nepamiršti, kad mažas kiekis žmonių pajuto tą efektą, kas bus ateityje, nes, jeigu aš dabar gatvėje prasinėšiu per 10, 20, 30 žmonių randam ir paklausiu apie antrą pakopą ir imkim darbinio amžiaus, sakykime, netgi nuo, sakykime, 30 iki 50 tame tarpe. Kiek manot procentaliai galėtų man paaiškinti, kaip veikia anuitetas ir būtent antros pakopos? Tai šiuo atveju aš sakyčiau, kad tikriausiai ne tai nužudė. Nužudė tai, kad pirma, didelis kiekis žmonių apskritai needukuoti ir finansinio raštingumo šitoje vietoje tiesiog neturi, nežino, kaip tai veikia. O antras priverstinis tas toks pasirinkimas, nes antroji pakopoje mes gaunam pakvietimą, taip sakant, dalyvauti. Jeigu neapsisprendė ir neatsakė per 6 mėnesius, tai dabar privalomai iki gyvenimo galo kaupsi. Tai man rodos, šitas didesniam žmonių kiekiui buvo toks siurprizas, kad aš nieko nenusprendžiu ir dabar aš privalomai kaupsiu. Tai vėl, tas pokytis jau yra toks, koks yra. Ta antra pakopa tikriausiai per sekančius 10-20 metų dar kokius 2-3 kartus pasikeis, kaip jį veikia, kas tai yra. Tai nėra geras žingsnis, bet manau, nebūtinai anuitetas nužudė, nes tiesiog turim tą įtaką, kad daugiau žmonių pajunta tą, kas nužudė antrą pakopą, daugiau žmonių pajunta dabar, negu tai, kas ten kažkada ateityje bus, apie ką jie galbūt nesuvokia. Bet iš tiesų aš labai irgi tam, priverstinis anuitetas nebūtinai efektyviausias veiksmas ir, jo. Bet čia vėl atsiremiam į tai, kad finansinis raštingumas turėtų kilti ir kad žmonės turėtų, taip sakant, iš savo pusės sugebėti pasirūpinti ir patys savo ateitimi ir tuo pačiu, taip sakant, kaupti tuo ilguoju laikotarpiu, galbūt įrankiuose, kurie yra jiems palankus, jeigu jie yra darbo rinkoje, jeigu jie yra savarankiškai dirbantis, jeigu jie kaip nors gal per verslą dvigubai gali kaupti. Ir jeigu mes tą galim edukaciją išugdyti ir tą tabų panaikinti, manau, čia bus vienas didžiausių pasirinkimų. Emilė, kaip deklaruoti ventus, pelnas, pajamos? Žinokit, aš visą laiką labai atsargiai kaip tiksliai deklaruoti, nes ta deklaracija pastoviai keičiasi. Dabar irgi buvo diskusijos, kad deklaracija yra per sudėtinga ir ją reikia kaip čia palengvinti. Tai aš visą laiką pats savo deklaraciją peržvelgiu, žinau, kaip tai veikia, bet aš visą tai atiduodu buhalteriai. Tai ką tai reiškia? Per metus vieną kartą sumeti visus sąrašus vienam žmogui, kuris ne pirmais metais jau darbuojasi su tavo deklaracijomis, duodi prieigas, pasitikrini paskutinę formą, kad viskas, taip sakant, su tais skaičiais, su kuriais tu turėtum gauti. Preliminariai jau žinom, kiek mokesčių sumokėsim. Čia, jeigu nežinom, tai reiškia nesekam savo finansų ir grįžtam atgal, kad reikėtų sekti finansus. O dėl lengvatų pritaikymo, tai čia irgi reikia žiūrėti per pavienius įrankius, nes vis tiek čia yra skolinimas ir skolinimas verslui. Taip sakant, po specifinė lengvata nepalenda, nes akcijos arba ETF arba obligacijos pirkimas, pardavimas viena lengvata. Antras, sutelktinis finansavimas tarpusavio skolinimas, čia net ta licenzija nepatenka. Indėliai arba obligacijos irgi ne po šitų pasirinkimų patenka, tai lengvatų nepanaudosi. Fondas fondui nelygus, jeigu paimsim QVDE arba SPY, vienas uždirba 4% per metus, kitas 10-12%. Jūsų palyginimai jau parodo, kad jūs truputį nebūtinai gaudotės fondų pasirinkimuose, nes kad teisingai suprasti, šitas yra S&P 500 vienas sektorius. Čia yra S&P 500 visi sektoriai. Tai ar galima
fondą su fondu lyginti, kai jūs sakot, kad šitas duoda daugiau grąžos negu šitas, nors šitas yra to vienas sektorius. Nu, aš manau neteisinga, aš manau tas palyginimas apskritai blogas ir žiūrėkit, praeitie buvo toks procentas, ar ateityje čia kažką jums garantuoja, nu, nieko istorija negarantuoja į ateitį, kaip tik akcentas, kad tie sektoriai, kurie daugiausiai išaugo ir daugiausiai uždirbo, tikėtina turi didžiausią pervertinimą. Nu, tai šiuo atveju reikėtų kaip tik gal truputį suvaldyti rizikas ir peržvelgti, ar jūs neturit per daug savo pusėje būtent tik informacinių technologijų, nes joms tai buvo geriausia tikriausiai paskutiniai 15 metų visame. Nežinau, kiek istorija, taip sakant, apima šitą vietą. Sveiki, nesenai pradėjau domėtis investavimu, pamačius jūsų komandos video, manau, puikus turinys. Galbūt kas pasisakytų savo nuomonę dėl XDEQ ETF-o, kažkaip pritraukia tai, kad atsirenka papildomų pelningus iš pelningų įmonių. Kažkaip mažai kas apie jį kalba arba tiesiog nerandu, arba čia yra prastas pasirinkimas. Situacija yra tokia, kad planuočiau investuoti ilgam, bent 10 metų ir daugiau. Turiu maždaug sugalvojęs savo planą, pirkti 40% XDQ, 40% XUS ir 20% Nuclear. Gal kas pasidalinti nuomonę, ar galimas toks portfelio pasirinkimas. Labai mėgstu Just ETF-ą. Pasižiūrėkit iš, taip sakant, patys, ar jums verta, neverta. Neprisiregistravus nieko, matot, galite iš karto nagrinėti ETF-us. Truputį pasižiūrėti. Tai pirmas, jeigu mes taip paimam Quality Index, tai iš Developed Market renkasi būtent tas kompanijas, kurios yra High Return on Equity, Low Leverage, Stable Earnings Growth, tai reiškia kokybiškas kompanijas iš savęs. Antras renkasi visas išsivysčiusias kompanijas tik be Amerikos pagal market capą. Tai kuo didesnis, tuo daugiau užims šitoje vietoje. Trečias yra Uranium ir Nuclear Energy. Nu, tai, kaip suprantat, Uranium ir Nuclear Energy fokusą turinčias kompanijas bendrai iš tos industrijos. Tai jeigu aš šitus du paimsiu kaip pirmą pavyzdį, galvoju, Quality, nežinau, ar susidėlios, nes daug vis tiek patenka iš tų pačių, bet nelabai matau top 10-uke. Čia gal reikėtų atskirai tos fact sheetus sukišti į Klodą arba į Gemini ir paklausyti, kiek koreliacijos turi tarpusavėje, bet vien iš pačios strategijos supratimo. Čia jūs fokusuojatės į tuos pačius 23 kompanijas, tas developed countries bendrai paėmus, čia į tas pačias 23, tik jūs ignoruojat Ameriką. Tai jeigu šitoje vietoje Amerikos yra 65%, tai 35%, kas yra kitos kompanijos, dubliuosis kažkiek su jūsų antru ETF-u. Nėra milžiniškas, nėra tas, kaip perku ten S&P 500 ir Nasdaq ir ten koreliacija milžiniška, nėra tas, kur visas pasaulis yra S&P 500, kur irgi būtų daug daugiau dubliavimo, bet tai vis tiek išlieka dubliavimas, nes jūs fokusuojatės į 22 šalis, kur sutampa, taip sakant, pasirinkimai. Dabar, ar man patiktų tokia strategija? Aš pirmas dalykas sakyčiau, kad truputį keistoka, nes pirmas pasirinkimas yra per kokybės principą, antras per market capą, tai kuo didesnė kompanija ten ir keliauja pinigai. Ir tada sąlyginai didelį procentą jūs sukišat vis dėlto į Nuclear ir Uranium, kas man būtų visiškai satelitinė pozicija ir aš daugiau 10% tikrai nedėčiau į satelitus pagal bendrą strategiją. Tai jums reikėtų tikriausiai labiau praleisti laiko atsakant į klausimą, kuri strategija man arčiau kaip širdies ir principų ir apskritai mano to požiūrio į pasaulį, ar kokybės ieškojimas, ar būtent market cap'o pasirinkimas, nes čia du skirtingi tokie parametrai. Ir ar tikrai satelitai 20% yra pakankamas tas rizikos ir grąžos principas, ar nereikėtų sumažinti pozicijos arba išskaidyti, taip sakant, iš tos pusės. Tai jo, aš tikriausiai per tą prizmę vertinčiau ir, grafikas visą laiką bukai rodo, nes čia iš karto argumentas atrodo, tai reiškia istorija kažkaip garantuos, istorija niekada negarantuoja ateities, tai aš į grafikus dažniausiai mėgstu labai mažai žiūrėti. Plus dėl turto valdymo mokesčių, tas satelitas sąlyginai brangus, bet satelitai dažniausiai neužima tiek daug. Tai aš gal paskatinsiu Financial Finance nukeliauti, užpildykite realių situacijų analizę, truputį daugiau informacijos reikėtų apie jūs, nes, taip sakant, kokiam sumom investuosit? Ar turit paprasčiausius saugiklius, ar pajamų pakanka tam, kad investuojat pakankamą kiekį ir koks tikslas apskritai, ar čia sukaupti būstui, ar čia sukaupti pensijai, tai truputį tokių papildomų klausimų iš savo pusės.
Toks jausmas, kad paprastam useriui, kuriam kažkaip įkrito gabalas pinigų, visgi saugiausia tiesiog banke, kokiam tai kaupiamajam indėlyje, susitaikant, kad pinigų vertė krinta, nes kitose srityse tu būsi standartiškai išmaudytas ir tiesiog lygiai taip pat neteksi pinigų ir dar susigadinsi nervus. Nu, ant kiek prastas komentaras, taip sakant, tai visa šita edukacija supaprastinta kalba atrodo vis tiek nepasiekia žmonių, kad jie gali laisvai pradėti investuoti ir pasirūpinti savo ateitimi. Tai sakot kaip tik, kad taip sakant, per buki žmonės. Nu, investavimui reikia kokių, nežinau, 5 matematikos. Nu, tai jeigu žmogus yra pabaigęs 5 klases, jis gali tapti investuotoju, skaitant, kad yra pilnametis. Manau, didžioji dalis žmonių turi tų žinių ir tikrai gali. Tiesiog matau, kad kai kuriems vis dėlto yra lengviau pasakyti, kažkas kitas pasirūpins. Nu, tai jeigu kažkas kitas pasirūpins jūsų ateitimi, nu, tai čia vienas iš tų pasirinkimų, kur sakom, finansinė pagalbė tėvai, pensija vaikai. Nu, manau, nuo to požiūrio reikėtų judėti ir pasirūpinti savarankiškai. Problema su visais finansų guru, kad jie labai kritikuoja bet kokią kitą strategiją negu jų pačių. Eikit, blemba. Taip sakant, apskritai, finansų guru reikėtų atmesti tą principą. Aš kaip tik paskatinčiau daugiau žmonių dalintis savo strategijomis ir savo veiksmais ir tą tabų naikinti iš savo prizmės. Ir bendrai aš net ne strategijas, čia strategijos nekritikavau, aš sakiau, į turto valdymo mokestį pasižiūrėti. Tai jeigu negalima žiūrėti į fondų parametrą, kuris jums kainuoja, tai čia visiškai grina edukacija. O dėl strategijos, tai aš apskritai šitame kanale esu aptaręs, man rodos, 20 skirtingų strategijų, pradedant nuo ten all-weather portfolio iki paprasčiausių tų pačių dollar cost average. Ir kaip jos veikia, kam jos veikia, kur aš matau, kad jos būtų naudingos, kur aš matau, kad jos galbūt problemas kelia. Tai jums svarbiausia atsirinkti tą strategiją, kuri jums logiškai iš savo pusės. Čia neapgavystė kalba, pelno skirtumus pasirinkus skirtingus mokesčius, tai sakant, labai Gediminas, labai smagu, kad šis video ne apie strategiją, sakant, smagu, kad kai kurie žmonės pagauna šitą informaciją. Gerai, šitą linksmą natą ir pabaikim. Labai smagu, kad užsukot į šitą kanalą, kad pražiūrėt šitus epizodus. Nepamirškit like ir subscribe, labai padeda. Plius pasidalinimas šito epizodo su draugu arba drauge, kurie galbūt turėtų pradėti investuoti, bet dar neinvestuoja arba galvoja apie investavimo pradžią, irgi labai pravežtų. Tai neapleiskit, taip sakant, nes visi turtingėsim ir geriau gyvensim ateityje. Tiek šiam kartui, iki kito epizodo.